geram avienos patiekalui reikia labai geros mėsos. Ir aš nekalbu apie tą mėsą, kuri auginama aptvaruose, jam prižiūrima, gal kokių antibiotikų prišeriama. Aš kalbu apie mėsą, kuri užauga natūraliai. Tai va būtent tokios mėsytės mes ir pabandysim pasiieškoti šitokiose atokiose Graikijos vietose. Geriausias ženklas, kad mes einame teisingų keliu, tai krentantys akmenys virš galvos. O tai reiškia, kad mėsytė kažkur virš jūsų. Apie šią mėsytę sklinda daug legendų, ją vietiniai vadina laukinis Kretos ožys arba kry-kry. Nežinau, ką tai reiškia. Sveiks, likimo broli. Nu jo, tu čia kaip vietinis. Visai gražiai atrodai, klausyk, kad dabar kaip tave pasigaut. Manau, kad čia biški per lengvas grobis. Manau, kad čia ne tai, apie ką aš galvoju. Man reikia to išskirtinio. Kaip? Neįsivaizduoju. Čia tie, kurie skamba, tai žymėta mėsa. Gal ir neblogas dalykas tą skambaliuką dėti prie kaklo. Bent visada žinai, kur taviškė. Įdomu, ar jie žino, kad galima tą skambaliuką ant vibracijos režimo pastatyti. Lietuvių patarlė sako, kuo giliau į mišką, tuo daugiau partizanų. O Kretoje turbūt tiktų tokia, kuo toliau į tarpeklį, tuo yra didesnė tikimybė sutikti ožį. Ir nesvarbu, ar tas ožys ant 2 kojų vaikšto ar ant 4. Praėjus 5 kilometrus, jokios gyvos dvasios. Toks įspūdis, kad vienintelis ožys čionai yra... Bala nematė, nesakysiu. Ko tu čia darai? Kai šukuosina tavo aфиgiena. Karbonas. Keistas tu prancūzas. Nu, eikš, tu pailys. Jaučiu žmogaus nematęs. Ne, man bailios mėsos nereikia. Jis bus labai tokia šiurkšti. Nu, ne su mano svoriu. Čia tikrai kalnų ožių patapsi. Puikiai vieta alaus išgerti. Šiauriai. Fain. Svarbu kopt nereikia. Mažiausia, ką galima buvo sutikti šitam kanjone. Žmogui užleistoj vietoj, tai kioską, kuriame galima nusipirkti alaus. Eight meters. 8 meters? 8 meters. From Lithuania, Litauen. Litauen. Litauen.
So, it's for me? Danke. For me. For me. Dankeschön. Normaliai. Kanjono vidury. Kioskelis. Šaltas alus. Ištrauktas iš 8 metrų gilio šulinio. Tikrai šį kažkur. Kažkur girdžiu, reikia pažiūrėti. Net. Gal čia kažkur. Nugi girdisi, jisai kažkur čia. Taigi pabandyti pralyst. Po tokiais bulaišnikais, tai tik ožiai lenta. Užstrigau dar. Paleisk. Va, to jį griebsiu už žagų. Jis suspaustas į kampą. Jis neturi kur bėgti. Jo, va, čia, jisai galėtų būti. Čia. Nu jo. 1-0 ožys laimi. Tai tas ožys jau tikrai ne aš. Nežinau, kiek aš ilgai čia įsitampysiu, bandysiu rasti, bet ačiū už dėmesį. Susitiksim, tikiuosi susitiksim kitame video. Nifiga себе. Aš tai sveikas, ale nematau savo kuprinės. O ten alus buvo. Pagal viską tai kuprinė turėjo nusileisti kažkur čia. Kaip rasti oazę. Taks. Žiūrėk, vanduo liko sveikas, našifkės sveikos. Alus sveikas. Na jo, po tokio nuotykio tai jau bus taip susikratęs, jaučiu. Irgi krito kartu. Žiauriai gerai. Nu ką, į viršų. Okei. O, koks tai albinosas bėga. Sako, kas nutiko. Gal pagalbos reikia. Po tiek vaikščiojimo net mėsos nebesinori. Ar ne taip, broliau? Jo, gyvenk ir dauginkis. Ateisiu kitą kartą. Čia, žinok, vienas žingsnis iki vegetarizmo.